patinka darželyje? Kas labiausiai patinka? Man Elita, man Gabrielė, man Dita ir Edita ir Samantha. O man Dita ir Gabrielė. O ką daryti labiausiai patinka daržely? Man šokti ir dainuoti. Tik kad tu neini šokas. Man tai patinka šokiuose, nors nelabai, bet patinka vis tiek. Nors jau nebelankau jų dėl to, kad atostogos. Dar labai patinka angelų. Man angelų ir dar choras. O man choras, angelų ir šokis. Bet labiausiai patinka choras dėl to, kad dainuojam kartais Karalius Abraomas ir dar paskui, kai padainuojam tą priedainį, jau reikia iškelti ranką ir makaluodyje. O Evitai kas patinka? Man labai patinka žaisti. Žaisti. Kas dar? Valgyti. Visi labai nukartysi falkus. Būti namuose. Žaisti. O tau, Jonai? Man su džiugu daugiausiai būti. A man su džiugu ir su juodu. Žaisti. O labiausiai patinka susidraugauti su draugais. Žaisti su žaislais. Ir man taip pat patinka žaisti su žaislais. Man žaisti. Man irgi žaisti. O man žaisti ir spalvinti. Man irgi žaisti. Kas yra meilė? Mylėti kitą žmogų. Kad mylėtų, kaip džiugas susimylėjo. Žinom, mylim draugus. Ką dar? Sesės, mamytes, tėčius, gyvūnėlius. Šaunuoliai Katytes. ir katytes. Šuniukus. Šuniukus. Šaunuoliai. O kas yra draugystė? Draugai, tai kur reikia susidraugauti su vaikais. O daug draugų turit? Taip. Rašau. O pas mane niekas ateina į svečius, tik aš vienas, tik retutė maža, o vyrų pas mane neateina. Tai gal kaip paus labiau ir ateis tada? Mano tėtė yra draugas, tėtė su manim žaidžia. Taigi draugauja vaikai. O jūs daug draugų turit? Aš tai labai daug turiu. Ir aš turiu Renaldą, Evaldą, Pijų. Čia mokykloje buvo. O tas kitas taip pat mokykloje. Renaldas. Jie visi trys. Ir Renaldas pats. O tu naujau? Aš tai nežinau. Kas geriausias tavo draugas? Mano tai džiugas ir Jonas. O mano draugas Tajos. Ir nebežinau jų. Tai draugai. O kas jūsų geriausi draugai? Mano tai Arnas. O mano Bėgas, Faustas, Nojus, Gabriūnas ir Nojus, Maksukaitis, Domantas. Man irgi. O ir dar Dytė su Gabrielė. Man visi vaikai. Man irgi. Kur Pipi? Pipi. Kas geriausi draugai jūsų grupiai? Karolina. Samantha.
O gal koks berniukas patinka? Man Jonas. Jo. O tau, Karalyte? Tytas. Gerai. O ar laukiat mokyklos? Taip. Kaip jums atrodo, kas bus įdomiau mokykloje? Rašyt. Ko ten mokysitės? Skaityt. Taip. Nu, Kaip jums atrodo, ką jūs darysit mokykloje? mokinsimės skaityti. Taip. Ką dar? Nežinot? Tikėjimas 7 metai eisiu į mokyklą ir žiūrės, ką ten reikės daryti. Mokysimės, skaitysim knygas, per pertrauką žaisim. O ar laukiat mokyklos? Taip, ne, aš ne. Aš laukiu. Man tai 6 metai. O kaip jums atrodo, ką jūs darysit mokykloje? Pamokas ruošiam. Jo. Pamokas. O draugų turėsit, ką žin? Taip. Nu, reikės rašyti raidės, kalbėtas. Nu, jau. Taip. Kaip tau atrodo, ką darysi mokykloje? Mokys. O kas yra vyras? Stipruolis. O moteris? Lengvuolė. Kas? Lengvuolė. Lengvuolė? Jo. Lengvuolė. O kas yra santuoka? Tuokis. O kaip tai vyksta? Išsiskyrė. Aš ten suprantu. Būna vestuvės, taip? Jo. Šaunuoliai. Ačiū. Ar šitika, man atrodo, tai labai draugė mano. O gal ką nors galit pasakyti apie auklėtoją? Auklėtoja sako, mes girdim. O mes einam, o kaip auklėtoja sako, mes girdim, o paskui auklėtoja pirmą mėto, o paskui galim eiti į kažkokius dainuoti žaidimus kambarius galima. Nėra kitą. O jeigu mes pamiegam, o paskui atsikeliam, o ilgai pamiegam, apsirengiam, paskui laukiam malyčiai ir išeinam namo. Gerai. O gal žinot, kas yra vyras ir žmona? Tai berniukas ir mergaitė. Man atrodo.